Taigi, sveiki visi susirinkę, sveiki YouTube kanalo klausytojai, mano vardas Raimundas ir aš esu alkoholikas. Šį vakarą pravesiu anoniminio alkoholiko online susirinkimą. Šis susirinkimas yra atviras, jame dalyvauti gali visi. Atviro susirinkimo tikslas – supažindinti visuomenę ir kenčiančius nuo alkoholizmo žmonės su A veikla ir kaip mes veikstame. Gal šiame susirinkime yra žiniasklaidos atstovas, paskaitytume jums laišką. Ko gero tokio nėra, tuomet skaitau preambulę. Anoniminiai alkoholikai – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalyjasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti savo ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga būti draugijos narių noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojimo, nei nario mokesčio. Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų. Anoniminių alkoholikų draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ir įstaigomis, vengia bet kokio ginčų, neremia jų judėjimų ir jiems tai prieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę. Ko nedaro A? A neturi narių charakteristikų ar ligos istorijų, neužsiima tyrimais ir jų nefinansuoja, nenustato medicininių diagnozių, neskiria vaistų ir nekonsultuoja psichiatrijos klausimais, neužsiima išblaivinimu ar slauga, nelaiko nakvynės namų, nedalyvauja socialinių tarnybų ar konsultantų darbe, tačiau A nariai grupės ir tarnautojai su jais bendradarbiauja, nerengia religinių apeigų, nesuteikia gyvenamo ploto, maitinimo, aprangos, darbo, pinigų ar kitų socialinių paslaugų, nesprendžia šeimos ar profesinių reikalų, nerašo rekomendacinių laiškų įstaigoms dėl lygtinio paleidimo, nei advokatams, teismams ar socialiniams tarnyboms. Taip pat primenu 12 tradiciją, anonimiškumas yra visų mūsų tradicijų dvasinės pamatas, nuolat primenantis, kad nuostatos svarbiau už asmenybės, todėl YouTube kanalui daromas tik garso įrašas ir prašom visų dalyvių šiame susirinkime išsaugoti, kad čia išgirsime, prašome neminėti kitų pavardžių, nefotografuoti. Ir šiandien turime kalbėtoją iš A draugijos. Tai yra Saulius, jo namų grupė Kablys, įrandasi Klaipėdoje. Ir Saulius sutiko pasidalinti tema Įsitikinome. Labai dėkojame Sauliui, kad sutiko praleisti sekmadienio vakarą su mumis. Taigi, tuomet žodį Sauliau tau, įdėmiai klausom. Sauliau, turbūt mikrofoną neįjungi. Sauliau, negirdim tavęs. Kas čia pasidarė, dabar nesuprantu. Sauliau, ar esi su mumis? Kažkaip nutrūko interneto ryšys, turbūt. O dabar girdit mane? Taip. Nu tai viskas gerai. Tai žodis tau, Sauliau, dabar. Aš dabar, matai, net nieko negirdėjau. Tvarkoju. Sveiki visi. Esu Saulius alkoholikas. Sveiki. Pabandysiu pasidalinti savo istoriją ir tema Įsitikinome, ar ne, mes buvom sutarę. Taip. Na tai pradėsiu kaip įprasta. Pradėsiu nuo vaikystės pasakojimą. Kaip suprantu, aš turiu pusę valandos ir paskui klausimai pusę valandos. Taip. Nu tai gerai. Aš pats esu klaipėdietis nuo gimimo. Gimiau 76 metais. Nu, tais laikais, kada negert buvo nenormalu. Daug
kas iš mano kartos žmonių tai prisimena, ar ne, ir iš tikrųjų, kada pradėjom bręsti, pradėjom tenais, vyrukai bandyti tapti vyrais, merginos tapti moterimis, ar ne, tas toksai momentas buvo, kad, jeigu tu negeri, nerūkai, kažkoks tu keistas. Tai va, iš tikrųjų, mano laikais negerti buvo tikrai nenormalu, ačiū Dievui, kad dabar yra jau kitaip. Tai va, ir aš gimiau paprastoj šeimoj, mama dirbo medicinoj, tėvas buvęs jūreivis, dirbo santechniku, aluminininku. Iš karto jau ta profesija nurodo, kad tėvas mėgo išgerti. Ir aš iš tikrųjų nuo pat mažens mačiau, ką su mano tėvu darė alkoholis. Bet kad aš negersiu, aš net minties neturėjau. Man iš tikrųjų netgi suaugę kažkaip tais net nebandė perspėti. Man tik sakydavo, tu tik tais, Sauliau, žiūrėk, nebūk toks kaip tėvas, bet kad negerti, nieks man net nesakė. Ir aš kažkaip tais atsimenu pats, net nejaučiau jokio pavojaus, kad aš ten, išgerinėsiu ir tapsiu kaip tėvas, aš tikrai to neplanavau. O mano tėvas gėrė žiauriai. Jisai priverstinai tarybiniais laikais buvo gydytas, ten, ir tas garsusis 5 aukštas, ir paskui ten netgi būdavo gamykloje tokia brigada specialiai alkoholikų, ten apgyvendindavo jisai, netgi buvo į Vilniaus kažkokį profilaktoriumą išvežtas, atsimenu, metam laiko. Žodžiu, buvo nepataisomas. Kad tai liga, mažai informacijos buvo ir aš tikrai nežinojau. Aš ir pats sužinojau, kad sergu pats paskutinis, kaip dažnai įprasta yra. Tai mačiau akivaizdžiai, kas su mano tėvu darosi, kad darosi negeri dalykai, bet aš nejaučiau jokio pavojaus. Mane iš tikrųjų aplamai nuo pat mažens laiką traukė blogos kompanijos. Nors ir mačiau tėvo tą smukimą, kritimą, man vis tiek patikdavo būti su tėvu, jisai man vis tiek buvo autoritetas, man patikdavo su juo pas ką nors nueiti, pas kokį nors tetą, kur ten, jisai atėjo, apsidžiaugė visi, jeigu jisai dar bonkį išsitraukė, tai dar geriau. Tenais kažkas, dar svečių ateina, ten koks nors ten ką tik, grįžo iš kalėjimo, ten dar, tokios kompanijos, tokios, tokios chatos prirūkytos, man kažkaip nuo pat mažens traukė, manęs tai nebaugino. O su mama ką, su mama tenai, nueini pas kokį kitą tetą, mamos draugę, jos ten apie mezgimą, apie vyrus svoločius ir kas ten, man vaikui neįdomu. Man tiko tos tokios blogos kompanijos. Ir kada aš pirmą kartą paragavau alkoholį, aš tikrai neatsimenu, tai buvo labai anksti. Bet aš puikiai atsimenu tą dieną, tą momentą, kada aš apsvaigau nuo alkoholio. Aš nežinau, ar aš gimiau alkoholiu, kur ten genetikoje yra kažkas ar dar, kad nors aš tai nesigilinau, bet aš puikiai žinau, kad kada aš pirmą kartą apsvaigau, gimė alkoholikas. Tai yra faktas. Nuo pat tokio pirmo normalesnio paragavimo aš pajutau kaifą, aš pajutau, kitaip sakant, buvo vakarėlis, buvo laisvas plotas ir mes paaugliai tokie 14, ten 12-16 metų, man buvo tada 14 metų, buvom prisikaupę alkoholio, tai buvo senųjų metų palydėtuvės, naujųjų sutiktuvės. Gal daug kas susitapatins, kažkaip panašiai pradėjo, tai aš pradėjau taip ir aš atsimenu, kad mes jau tada net buvom prisigirdėję tų tokių pasakų, kad reikia pradėti nuo stipresnio alkoholio, pereiti prie silpnesnio, kažkaip taip, kažkodėl. Tai mes bandėm gerti šnapsą, nelindo, tada atsidarėm šampaną, atsimenu, spjovėm į tos rekomendacijas ir mes, atsimenu, išgėrėm ten porą butelių šampano, aš neatsimenu, kiek mums buvo, bet aš atsimenu, kad aš apsvaigau ir aš tada tiesiog prisiminiau, ką man pasakojo draugai, kaip fainiai būti išgėrusiam. Ir aš galvoju, mes viena mintis buvo, o kodėl aš anksčiau to nedariau? Taigi čia toks kaifas. Mes išėjom parūkyti, atsimenu vyriškai, vaikai visi.
Ir aš toks afigienas jaučiausi, va, tas alkoholis su manim padarė kažką tokio. Ir aš tikrai jokio pavojaus neįtau. Vienintelis pavojus, žinai, kad suaugę nepagautų mane gerinti. Bet vienintelį pavojų, ką aš jutau, o kad alkoholis kažkoks pavojingas dalykas, aš absoliučiai supratau, kad tai gėris kažkoks, kad tai fainiai, kad tai... Ir aš iš tikrųjų iš karto su juo susidraugavau. Nuo pat pirmų dienų aš nesakau, kad aš tam pradėjau gerti kasdien. Aišku, to nebuvo, bet aš jau planavau sekantį užgerimą. Aš jau planavau, kada vėl tenais kažkaip mamos nebus, kažkaip išeis, kažkaip ten pavyks. Ir, žinot, pirmieji tie išgerimai, aš kažkaip taip aplinkybės gal susiklosti, gal tiesiog taip reikėjo, kad, man nebuvo kokius 3-4 tos užgerimus, nebuvo nei bloga, nei ten ryte pagirios buvo, tiesiog dažniausiai būdavo išgeri kažkiek tais. Aišku, ten pritrūksta, bet tu tiesiog išvaikščioji, pravaikščioji, kur nors šokiai, kur nors dar kas nors. Ir man atrodė, o čia tai aš atradau kažkokią eliksyrą. Na ir einant laikui, aš atsimenu, kai pirmą kartą aš jau apsinuodijau nuo alkoholio. Apsinuodijau nuo alkoholio, dar atsimenu, ten buvo prie mokyklos, žodžiu, diskoteka, apsinuodijau alkoholiu, dar susimušėm, aš dar dujų ten gavau, ašarinių, tada buvo pradėję ten plisti visi tie balionėliai. Ir aš atsimenu, sėdžiu ant bordiūro, ašaros bėga, aš vemiu ir pas manęs viena mintis, daugiau aš tiek negersiu. Kad aš negersiu, net mintelės nebuvo. Aš tiesiog supratau, kad aš per daug išgėriau. Ir aš turiu atrasti kažkokią saugią dozę. Na ir aš kažkaip labai greitai supratau, kad saugi dozė tokia maždaug, jeigu ten, daleiskim, aš išgeriu 3-4 butelius alaus arba butelį degtinės ant 3. Tai yra saugu, tai yra linksma, tarsi patikima, sakykime. Ir aš ilgą laiką, tą visą paauglystę, aš to laikiausi. Būdavo išimčių, kada būdavo ten, žinai, kažkur išvažiuoji į sodus baliavoti, su nakvynė, į kaimą kokį. Tada gali ir daugiau sau leisti. Tada ir pagirias jausdavau, bet aš nedarydavau pachmielo. O to nebūdavo. Ir dar galbūt neužsikūrė tas alkoholizmo mechanizmas. Bet aš atsimenu puikiai, kada man pagerėjo nuo pachmielo, kada man draugai iš ryto sako, įkalk, su kom susirgai, tom ir gydykis, puikiai žinot visi tos visus dalykus. Ir tada užsikūrė mechanizmas ir aš, žinot, per tą laiką, kur aš sakau, atradau tą saugią dozę, aš dar važiavau kažkaip tais gyvenimu, aš kažkaip dar mokiausi, kažkaip tais kažką veikiau, kažkur sportavau, toks gyvenimas jisai nebuvo atitrūkęs, bet kada aš pradėjau daryti pachmielą, tada iš karto nuo pat jaunų dienų pas manęs prasidėjo tas toks, crazy gyvenimas. Žinot, aš profesiniai mokyklai iš pradžių pasirinkau autošaltkalvio specialybę, bet aš taip nusimokiau. Nes žinot, prasidėjo stipendijos, prasidėjo alubariai, prasidėjo vėl visi barai, Klaipėdoj, irgi galbūt daug kas susitapatins, jaunystė, tokia kvailystė ar ne. Nieko blogo tame nemačiau. Bet aš iš tikrųjų taip nusimokiau, kad man teko stoti vėl į pirmą kursą. Iš pirmo kurso vėl į pirmą kursą. Ir aš pasirinkau mėsininko profesiją. Labai paprasta, net vidurinio nėra. Ir aš įstojau ir atsimenu, grįžtu namo, mamai sakau, būsiu mėsininkas. Aš žinau, kad mėsininkai neblogai gyvena tenais, visos kombinate, kas dirba visi prie pinigų, puikiai suprantat dėl ko, nes tais laikais visi vogė. Ir man tai nebuvo irgi kažkoks tais aplamai kriminalinis pasaulis visą laiką buvo šalia manęs. Kaip minėjau, mane visą laiką traukė blogos kompanijos. Aš nebuvau dar prisidirbęs nieko, nebuvau ten, kaip sakant, jokių didelių nemalonumų neturėjau, bet man tai nebuvo svetima. Aplink mane sukosi tokie žmonės. Na ir mama, atsimenu, išgirdus, kad aš įstojau į mėsininkus, jinai sako, iš karto taip, vaikelis sako, taigi nusigersi. Sakau, kaip suprasti? Sako, nepažįstu nei vieno mėsininko, kuris būtų blaivas, sako, visi tenais tokie. Ir čia jos toksai kaip, tarsi pranašystė. Aišku, aš nuleidau viską juokais, čia ką tu čia. Aš atsimenu, mano
pirmoji praktika, į mėsos kombinatą ateinam, praktikos darbai, tenais mes tokį įdomus variantas buvo, kad mes 2 dienas mokėmės mokykloje, 3 dienas atlikinėjom praktiką mėsos kombinatą. Ir aš atsimenu, ateinu ir aš iš karto matau, čia linksma hebra, čia vyrai rimti, geria stiklinėmis ir jie dirba, jie nevirsta, jie tokie, žinai, pajėgus. Ir man tai tapo siekiamybė iš karto. Man iš karto patiko, kas ten vyksta. O tas alkoholis, jisai iš karto man lipo. Ir aš atsimenu, kada ten prie vyrų jau ten vyrai įpylė ten kažkiek tais į tą stiklinę, artipilnę, tokia aš atsimenu, žioptelėjau taip normaliai. Iš tų senbuvių, taip sako, šitas poliais. Tai vat ir iš tikrųjų labai greit ten prasidėjo mano karjera, pradėjau vogti, pradėjau, aišku, gerti ir darbe, ir po darbo, ir vietoj darbo. Būdavo ir taip, ir numigdavau darbę ir visko, bet kaip ten bebūtų, kažkaip tos sveikatos buvo gal dėl to, kad sportavau prieš tai, gal dėl to, kad tiesiog genetika gera. Aš vis tiek kažkaip išeidavau į darbą, aš vis tiek kažkaip tais išsivartydavau, pravaikštų kažkaip nepadarydavau ten, žodžiu, kol kas laikiausi. Ir ėjo laikas, aš tiesiog įsivaizdavau, kad aš su alkoholiu gyvensiu visą laiką. Kad alkoholis, jisai bus mano draugas visą mano likusį gyvenimą. Ir aš galėsiu gyventi, žinot, kaip alkoholikui sakoma yra, alkoholis iš pradžių būna draugas, paskui jisai tampa priešas, o paskui valdovas, ar ne? Bet kada jisai tapo priešu, aš neatsimenu, aš visą laiką bandžiau su juo draugauti. Jau kada tikrai, aš atsimenu, buvau nusivažiavęs, aš vis tiek dar bandžiau su juo kažkaip tais draugauti. Nes, aš norėjau, liaudiškai kalbant, kaifuoti nuo alkoholio daromą poveikį. Ir, žinot, gyvenimas ėjo, aš apsivedžiau anksti, 18 metų, atsimenu, padavėm pareiškimus. Žmona dar neapsiženijus, manis kažkaip sako, tu kažkaip per daug geri. Aš aišku, kaip ir tipinis alkoholikas, sakau, dabar tokia situacija. Dabar čia biški sunkiau yra, supranti, paskui viskas bus tvarkoje. Ir tuo metu aš dar ten 18 metų, aš, negėriau tomis daugiadienėmis, bet aš pastoviai savaitėj bent 3-4 kartus jau išgerdavau ir, žinot, kad ten alaus atsigeri porą, 3 butelių, aš neskaitydavau, kad aš gėriau. O tos sveikatos dar buvo ir kažkaip taip važiavau. Ėjo laikas, aš nemačiau, kad daugėja kiekiai, kad jie didėja, kad žinot, prabangus ten restoranai, viešbučiai, kelionės kažkur ten su taksi į Nidą, į Vilnių, pradės kažkaip dingo ir pasiliko visokios chatos, landynės, alubariai patys paprasčiausia, netokie prašiausi, Klaipėdos. Ir man atrodė, taigi čia tiesiog, geriau ir pigiau. Aš mėgdavau sakyti, kad alkoholis skonis man patinka, ypatingai alaus skonis man patinka, bet iš tikrųjų, kai gerai pagalvoji, žinot, kada geri stoteliai arba prie kokio larioko, prie minuso, kada snarglys prišalęs, aš geriu tą alų ir aš dar sakau, kad jisai skanus, aš nežinau, koks ten skonis, bet aš deklaruodavau, kad tai skanu. Daug aš gyvenau tose iliuzijose, iš tikrųjų, begerdamas, aš visą laiką sugebėdavau pateisinti, aplinkui daug kas jau pradėjo sakyti, kad tu turi problemą, tu per daug geri, aš aišku ir darbą praradau, nors aš vadinau, kad aš išėjau iš darbo. Ir paskui dar kartą praradau darbą. Ir vėl aš aišku išėjau, visiems deklaruoju, nes man ten nepatiko arba dar kas. Bet tuose atrodymuose gyveni. Su žmona irgi buvo ten baisu su tokiu žmogum, kaip aš gyventi, aš neįsivaizduoju, nes jinai susirinkdavo šmutkės, susirinkdavo vaikus, išeidavo pas mamą, vėl grįždavo, išeidavo kitur, vėl grįždavo.
keisdavom gyvenamas vietas, visą laiką tikėdavosi, kad nuo šios minutės, nuo šio momento, nuo šio pasikeitimo kažkas kitaip. Pakeičiu darbą ar ne, susirandu kitą. Kažkiek išsiblaivęs, jau kažkas bus kitaip, bet nieks nevyksta kitaip. Taip gavosi, kad nusprendėm, kad važiuojam gyventi kaime. Aš nežinau, kodėl žmona tikėjosi, kad kaime kažkas bus kitaip. Aš nuvažiavau į kaimą maždaug prieš 20 su viršum, jau 22 metus kažkur, 21. Tai tuo metu Žemaitijoje samagonas liejasi laisvai. Visi virė, kas antroji troboj buvo taškas. Ir tokioj terpėje mano alkoholizmas iš visų sužydėjo tiesiog. Aš jau buvau begerdamas ir teisės išsilaikęs, kažkaip vis tiek dar gyvenau, kažkaip tais kažką veikiau. Nes kaip čia irgi įdomi tokia istorija, trumpai papasakosiu, kad aš, vienas man draugas sako, žinai, aš teisės išsilaikiau, pradėjau mažiau gerti. Sakau, reikia ir man tai padaryti. Tai vietoj to, kad aš pradėčiau mažiau gerti, arba iš vis negerti, tai aš dar neišsilaikęs teisių girtas važinės pradėjau. Tai istoriją pabandysiu dabar sutrumpinti. Tiesiog prasidėjo griuvimas pas mane gyvenime. Prasidėjo, kaip aš sakau, išsilaikiau teisės, pradėjau vairuoti, aišku, pradėjau vairuoti, dar neišsilaikęs girtas ir paskui girtas vairuodavau ir į darbą, ir iš darbo, ir po darbo, ir visai, aišku, iš pradžių sakydavau, durniai, kaip jūs ten pakliūnat, tai policijai, bet ir aš pats pakliuvau. Vieną kartą, tada jau peržegnu, jau daugiau nevažiuosiu, bet kažkaip tai ir antras kartas, nes žodžiu, aš išgėręs visą laiką tapdavau tas toks beprotis, tas, kuris, kitą dieną bijo prisipažinti, kad prisimena. Aš iš tikrųjų taip ir suprasdavau, kad iš tikrųjų visi ten viską prisimena, paprasčiausiai gėda pasakyti, kad aš taip dariau. Geriau pasakyti neprisimenu, aš irgi taip darydavau, aš pasakydavau neprisimenu, nes taip lengviau išvengti atsakomybės. Aš tiesiog neprisimenu, aš nevaldžiau savęs. Aš dažniausiai iš viską atsimindavau, bet kodėl aš taip elgdavau, kodėl aš taip darydavau. Tai ėjo laikas, reikalai prastėjo. Darbai keitėsi, vietos gyvenimo keitėsi. Viskas keitėsi, bet kad alkoholis, žinai, čia man kažką daro, ne, aš kažkaip atrasiu būdą, kažkaip reikia mažiau gerti. Tai aš pirmą kartą atsimenu, nuvežtas buvau draugo su žmonos pagalba į priklausomybės ligų centrą pas daktarą, jis manęs išklausinėjo, aš pats jam kažką ten papasakojau ir jis manęs paprastai paklausė, sako, ko tu iš mūsų nori, ko tu tikėsi. Aš taip sakau, reikia kažkaip mažiau gerti, išmokti. Sako, turiu liūdnų naujienų, mažiau neišeis, sako. Gali arba visiškai negerti, o jeigu gersi, tai vis baisiau ir baisiau. Iš pradžių įsigandau, galvoju, kad čia. Paskui galvoju, taigi jisai daktaras, jisai taip turi sakyti. Labai greit nusprendžiau. Ir aš šiek tiek išsigandęs, iš jo išėjau, tada į ligoninę neatsiguliau. Tai gavosi taip, kad aš išėjęs gal kelias dienas ir negėriau iš to daktaro. Tada taip užgėriau, kad jau aš atsimenu savo norų, kaip mes vadinam, mane iš tikrųjų tai liga atvedė, jau atsiguliau į priklausomybės ligų centrą. Ten pamačiau daug žmonių su baisiais likimais ir nusprendžiau, kad dabar aš supratau viską ir nuo šiol bus viskas kitaip. Tai tas mano supratimas prie ko atvedė. Vienas bičiukas, atsimenu, išeina pas anonimų ir grįžta, aišku, užsukęs į parduotuvę, o anonimų atsineša į ligoninę šnapsą. Ir mes sėkmingai naktį įkalam. Ir mes taip pradėjom gerti. Aš nusprendęs, kad nuo šiol viskas bus kitaip. Aš net ligoniniai besigydydamas pradedu gerti. Tai čia tas paradoksas. Grįžtu namo po gydymo, visiškai gatavas, įsivaizduojat. Yra siaubas kažkoks. Tai ir vėl, kad trumpinti tą pasakojimą, tiesiog aš pasakysiu paprastai. Aš aišku ir išsiskyriau ir dar daug darbų praradau. Aš drąsiai galėdavau dėti skelbimą
laikinai negeriantis vyras ieško darbo. Patyriau visus baisius dalykus, ką duoda alkoholis iš tų baisiųjų. Tai yra haliucinacijos, tai yra, kada tu girdi muziką, bet kiti jos negirdi. Rankų drebėjimai baisus, kada, atsimenu, eilinį kartą jau guli ligoninėj ir tu net negali tabletės praryti. Bijai apsižiūrėti kraną, atsigerti vandens, nes dantis galvoje išsidaužys. Žodžiu, įvairūs baisus dalykai. Aš niekaip nesupratau, kaip dabar man kažkaip kitaip. Kažkaip kitaip gyventi, nes aš neįsivaizdavau gyvenimo be alkoholio. Man alkoholis jisai buvo Dievo vietoj. Aš neįsivaizdavau, kaip su tuo susigyventi, kaip ten galima iš vis blaiviai. Bandžiau užsikoduoti. Ištempiau 2 savaitės. Užgėriau. Žiūriu, nieko baisaus neatsitiko. Buvau apsilankęs pas anonimus jau. Bet ne, čia ne man, čia ne. Praėjau Minesotos programą. Minesotos programoje patikėjau. Patikėjau, kad galbūt ir galima vis tik gyventi blaiviai. Ir visai neblogai. Nes man iš tikrųjų blaivybė iki to buvo kažkas panašaus kaip, gyvensiu kosmose, maitinsiuosi iš tubelių ir kvėpuosiu tik tais per skafandrą. Bet man tokia atrodė blaivybė. Blaivus gyvenimas ne man, bet Minesotos programą truputį pakeitė. tą matėm. Tai ir aš po Minesotos, nors ir buvau ten seniūnas ir visą kitą, ir kažkaip aš pats tikėjau, kad galbūt negersiu. Aš pratempiau mėnesį laiko. Nes aš iš tikrųjų tiesiog pradėjau ignoruoti visą tai, ką man siūlė, kaip mane perspėjo, ką daryti, aš nesilaikiau, pradėjau nesilaikyti. Na ir labai greit nutrūkau, nors visi, taip žinai, ir aš pats tikėjau, kad, aš turbūt čia vienas iš tų, kur negersiu. Nepavyko. Aš dar paskui 2 metus gėriau. Aš atsimindavau visą laiką anoniminius alkoholikus begerdamas, žinot, ta tikra tiesa yra, kad kada tu jau pabuvai pas anonimus, jau gert normaliai nebeišeis. Tai su džiaugsmu, su ten visais tais dalykais, viskas. Gerimo skonis, jisai prapuola, jisai dingsta. Tai ir po eilinio mano užgerimo, atsimenu, vienas bičiulis iš anoniminių paskambino. Aš jau nieko nebeturėjau, aš jau savo gyvenimu buvau sudeginęs iki pat pamatų. Žodžiu, gyvenau gulėdamas ant matraso. Mano kelnės dažnai būdavo sumyštos, tas matrasas sumyštas ir aš dažnai miegodavau su rūbais ir nesiprausęs ir taip toliau. Tai paskambino vienas man draugelis, sako, vėl geri. Jo, sako, teik į grupę. Sakau, kad aš jau pachmielą padariau. Rytas, atsimenu, buvo. Telefonas kažkokiu būdu dar buvo neužstatytas. Tai ir kažkaip jisai sako, ateik vis tiek. Nesvarbu, kad tik kalės esi. Aš galvoju, tai ką aš vis tiek neturiu kur eiti. Gal dar pinigų pasiskolinsiu, nes aš manipuliantas, aš mėgėjęs naudoti žmonėmis geras. Atėjau ir iš tikrųjų tą dieną aš išgirdau, ką buvau girdėjęs ir anksčiau, bet aš tada išgirdau iš tikrųjų. Tai man paprastai pasakė tas žmogus. Sauliau, tu patikėk į tai, ką tu čia darai. Patikėk ir pradėk naudotis to, ką siūlo anoniminį alkoholį. Ir aš nesupratau, kad aš kažką supratau tada. Bet tai įvyko. Ir aš tą vakarą dar gavau pinigų, aš tą vakarą dar gėriau. Bet ryte aš atsibūdęs Dievo paprašiau, pirmą kartą Dievo paprašiau, sakau, Dieve, padėk man tą blaivybę išsaugoti kažkaip, tai aš daugiau nebenoriu gerti. Ir nuo tos dienos aš kiekvieną rytą su Dievu pasišneku. Dabar aš jau jam dėkoju, dabar aš jau nieko nebeprašau, nes turiu labai daug. Tai ir nuo to momento prasidėjo tas visas mano augimas ir čia gal per klausimus daugiau atsakysiu. Tada aš ir globėją susiradau. Ir žingsnius praėjau, ir ne kartą, ir dabar kitus vedu, tarnauju. Tiesiog aš nemažai laiko skiriu anoniminiam alkoholikam, nes jie man išgelbėjo gyvybę. Tikrąja to žodžio prasme, aš daugybę kartų turėjau būti miręs. Tai tokia mano istorija, o dėl įsitikinimo, tai aš pasakysiu tik vieną paprastą sakinį.
iš didžiosios knygos, gal netiksliai pacituosiu, bet pas mumis yra parašyta. Alkoholis mus atvedė į protą. Tai va, iš tikrųjų gėriau, nusigėriau ir tai parodė, kad aš išprotėjau. Ir būtent per tai aš supratau, kad man reikia kažkaip atgauti sveiką mąstymą. Būtent žingsniuose tai yra parašyta, kad man reikia atgauti sveiką mąstymą. Aš nesupratau, kad jis nesveikas. Pasirodo labai nesveikas. Tai va, ačiū labai, kad mane klausėt. Dabar tikiuosi bus klausimų ir klausimuose tada įvyksta tikroji tiesa. Ačiū labai. Dėkui labai, Sauliau, išsamei, aiškiai, dėkui labai. Taigi, turime gražaus laiko, prašau, užduokime Sauliui klausimą. Kol kiti galvoja, Sauliau, turiu klausimą, o kaip tau šeimą pavyko išsaugoti, ar ta prasme... Ne. Pirmąją šeimą aš, tiesiog paprastai kalbant, aš išsiskyriau ir po to dar kurį laiką geriau išsiskyręs, tai ten, žinai, išsaugoti jau nebuvo ką. Šiai dienai gyvenu šeimoje. Ir, kaip sakant, mes su žmona esam jau 9 metai. Tai vat ir tokia paprasta istorija, žinai, kad, kaip sakant, dar ir išblaivėjęs aš paklaidžiojau po gyvenimą. Bet šiai dienai viskas stabilu, viskas ramu. Smagu, kada žmona irgi programoje, jinai SAF programoje, tai viens kitą puikiai supranta. Jinai nėra alkoholikė, bet jinai SAF žmogus. Tai va, pirmos nepavyko ir turbūt taip turėjo būti, nes kaip aš sakau, žinai, kaip ir mūsų knygoje rašoma. Žinai, kartais geriau, kada lieka skyriui, nes taip jau gausi. Ačiū Dievui, aš su savo vaikais bendrauju, taip sakant, labai nuostabų santykiai. Iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi savo vaikais, džiaugiuosi, kad jie mano keliais nepasuko. Tai yra turbūt irgi didžiulė dovana nuo Dievo. Ir suaugę jau mano vaikai, vienas tik dar yra nepilnametis. Tai vat, tiesiog aš džiaugiuosi tuo, ką turiu šiandien, nes tai yra iš tikrųjų begalinė Dievo dovana. Aš tikrai nesu vertas, ko turiu, jeigu skaičiuoti žmogiškosios pozicijos. Bet Dievas visą laiką daro tos stebuklus. Nors kartais pamirštu to džiaugtis. Kartais, žinai, kada būna momentai, pradedi ten matyti viską, kas blogai, matyti viską, kas negerai. Ir nustoju matyti, kas yra nuostabu iš tikrųjų gyvenime. Čia vat, daugam tai būna, man irgi tai būna. Bet ačiū Dievui, sugrįžtu greitai iš tos būsenos į vėl tą dėkingumo būseną. Aš esu be galo dėkingas. Be galo dėkingas Dievui, be galo dėkingas programai. Tamai anonimų judėjimų. Iš tikrųjų, kartais pagalvoju, žinai, kaip žmonės gyveno, kol nebuvo anoniminių alkoholikų. Kaip jie lipdavo iš to liūno, tai yra baisu. Šiai dienai turim viską, bet dažnai irgi tenka pasimurdyti tame purve, kad įsitikinti. Tai reikia čia į temą. Įsitikinti, kad įsitikinti reikia pasimurdyti. Tai vat, toks atsakymas. Taip. Prašau, dar klauskime, gal kas nors. Sveiki, Haroldas alkoholikas. Sveikas, Haroldai. Dėkui, Sauliau, už įdomų pasakojimą.
norėjau pasiteirauti, vis tiek įsitikiname, tai ten gal ir antrą žingsnį liečia, apie Dievą šneka, kad tik galingesnė jėga, kaip ten su tuo Dievu buvo pradžiai. Prisimenu, tu pasimeldėje, ne, bet vis tiek ir atradai tą aukštesnę jėgą iš karto, ar kodėl tais žingsniais pasiprašėjai, kaip ten vyko tas susitikimas aukštesnė jėga. Toks. Ačiū labai už klausimą, čia iš tikrųjų labai plati tema. Ačiū, Haroldai. Tai žinai, jeigu tai paprastai, aš visada tikėjau, kad yra kažkokia aukštesnė jėga. Aš nebuvau tas ateistas, kuris ten neigtų Dievą ar dar ką nors. Kada man būdavo labai blogai, aš ir gerdamas meldžiausi. Ir iš tikrųjų padėdavo. Netgi keletą trumpų istorijų galiu papasakoti. Tokia graudžiai juokinga istorija, žinot, anekdotinė. Važiuoju gatavas per mišką ir dar pavargęs, ne tik kad gatavas, dar po darbo pavargęs. Ir galvoju, kad tik anekdotuose tai būna, bet pasirodo iš tikrųjų, žiūriu, mat 2 keliai pasidaro. Ir važiuoju su mašina. Ir aš, Dieve, atsimenu, padėktų man, kas čia darosi, kaip čia dabar, žinai. Ir aš prisiminiau irgi anekdotą vieną, kad ten sako, reikia vieną akį primerkti. Primerkiau vieną akį, ir aš taip namo grįžau. Tai va čia, žinai, tas Dievo pagalba tokia, žinai, ir iš tikrųjų, kaip aš pagalvoju, grįždavau kitą kartą už vairo ir išvirsdavau iš mašinos. Ir ką aš pats parvairuodavau, tikrai aš pats neparvairuodavau tokiai būsenai. Tikrai čia Dievas man padėdavo, žinai, ir aš tą suvokdavau iš tikrųjų. Bet man vis tiek tas atrodė, žinai, kad Dievas tai čia, jisai taip, kaip sakant, jisai yra, bet ne visada jisai ten rūpinasi, gal, žinai, aš nežinau, ten, toks supratimas durna, žinai, toks, gal jisai pasenęs, gal jau, žinai, ne visą laiką išgirsta mano prašymus, nes aš toksai, savanaudiškas, toks gnydas, žinai, toks, jisai turi tenkinti mano norus, tada aš juo tikėsiu, jeigu jisai netenkina, aš netikėsiu, o tokia pozicija mano buvo. Ir aš atsimenu, po eilinio užgėrimo aš vaikščiuoju Klaipėdoje per lietų, tokia drėgna, nebuvo labai šalta, bet vis tiek per tą drėgną šaltą atsimenu ir einu ir galvoju, jau jėgų nėra ten kažką tais chimyčiant, kažką organizuoti, bet taip, žinau, kad aš neišgersiu, turbūt nudvėsiu, susmuksiu, žinai, arba prasidės kažkoks priepuolis, žinai. Ir aš atsimenu, einu ir, Dieve, padėk tu man kažkaip padėk. Ir žinot, man taip žvilgt aš į krūmus, stovi butelis, prieinu, pasiimu, o ten vyno butelis, 2/3 buteliai dar vyno. Stiklinis butelis. Oba. Iščiu Dieve, dar neįsitikinęs, dar atkimšau, atsimenu, palošiau, galvoju, gal, žinai, čia ne vynas, ne? Ne, vynas. Išgėriau, pagerėjo sveikatą, žinai, aišku, ačiū tau Dieve. Netgi tuo metu, bet iš tikrųjų dievulis netgi tai padėdavo. Mes nežinom, kaip ten, žinai, Dievas jisai veikia labai įdomiai. Tai va, jeigu taip dar trumpinant, taip sakau, aš niekada nebuvau visiškai praradęs tikėjimą. Aš laiką kažkaip tikėjau. Bet kad patikėti, kai jisai man gali padėti su tuo alkoholizmu, žinai, ne, aš, žinai, tu čia man padėk, o toliau aš pats, aš tokia pozicija. Bet nuo tos dienos, kaip aš minėjau, pozicija pasikeitė. Lamai mano vertybės persikainavo, netgi tuo momentu. Ir kada aš darydamas žingsnius, ten globėjas manęs paprašė surašyti gyvenime, kur aš vadindavau šansu, kur aš vadindavau sėkme, kad įsitikinti, kad čia, žinai, nebuvo mano nuopelnai. Aš iš tikrųjų pamačiau tą sąrašą, pats išrašęs. Aš iš tikrųjų taigi viską žinojau, bet kol neparašiau, aš nemačiau, kad aš daugybę kartų turėjau būti miręs.
Daugybę kartų turėjau būti sužalotas, daugybę kartų turėjau būti geriausiu atveju neįgaliojo vežimėlyje. Tai palauk, tai čia mano nuopelnas, kad aš viso to išvengiau. Čia, žinai, tas pats, kaip, žinai, daug kartų laimėti teleloto. Nu ne, kažkaip atėjo įsitikinimas, kad Dievas vedė, dėl kažko aš dar likau šitoj žemėje, dėl kažko aš dar turiu gyventi. Ir paprasčiausiai atėjo tas paprastas, natūralus supratimas, kad Dievas visą laiką yra su manim. Aš ir šiandien dažnai jį, žinai, sakau, Dieve, palauk, aš dabar pats. Bet kai pradedu pats tvarkytis, reikalai labai suprastėja. Santykiai suprastėja, žinai, su šeima, su kolegom, su bet kuom. Bet kada aš nustumiu Dievą į šoną, viskas suprastėja. Tai čia toks indikatorius, žinai, pradėjo blogėti reikalai, man iš karto toks kaip signalas. O kur Dievas? Jau nebėra. Jau aš jį patraukiau. O Dievas, mano Dievas, jisai geras, kaip džentelmenas, žinai, jisai visą laiką leis man daryti nesąmonę. Nieko neprieštaraus, nieko. Leidžia pasimurdyti, kartais tenka, bet jisai visada sugrįžta, kada jau vėl paprašai. Ir visada gelbėja. Visada. Taip, kartais siunčia pamokas, skaudžias, liūdnas, bet šiandien aš jas priimu. Ir nesuprantu, kad tai man skirta. Ir kaip ir minėjau, žinai, aš iš tikrųjų nesu tiek vertas, kiek turiu šiandien. Aš šiandien gyvenu pasakoj. Ir vis tiek linkęs tai pamiršti dažnai. Gyvenimo rutinoje užsibuvęs, aš pradedu bambėti, čia tas negerai, nes čia oras blogas, čia. Iš tikrųjų, aš gyvenu pasakoj. Su to palyginus, kas buvo mano gyvenime, kad aš pragarė gyvenau, kad aš su velniai šnekėjau, žinai, aš labai greit pamirštu. Bet ačiū Dievui, prisimenu. Tai va, šiandieną, tai sakau, nevengiu nei maldos, nei bažnyčios, iš tikrųjų, jeigu taip paprastai esu katalikas, nieko nepropaguoju, bet tiesiog esu toks. Ir laikausi visų kataliko apeigų. Tai va, toks mano santykis šiandien yra. Šiandien stengiuosi tikėti ir pasitikėti juo. Tai turbūt tiek, va, tą klausimėlį, ačiū labai, Haroldai. Dėkui tau labai. Aš irgi katalikas. Smagu. Čia dar Jurgita rašo žinutę klausimą. Kaip ėjosi tvarkytis su egoizmu ir puikybė? Palauk, nelabai išgirdau, aš pažiūrėsiu pats gal čia. Aha, jo. Su egoizmu ir puikybė? O, čia labai geras klausimas. Ačiū, Jurgita. Jo, puikybė, egoizmas, tokie sinonimai. Iš tikrųjų, aš ir šiandien su tuo tvarkausi. Kitaip sakant, Dievo prašau, kad padėtų tvarkytis, nes pats aš niekaip nesusitvarkau su tuo. Mano egoizmas ir po šiai dienai yra gana didelis ir jisai pučiasi, jeigu aš tik tais leidžiu. Jeigu tik paleidžiu ir aš iš tų alkašų, kur, žinai, netgi gulėdamas griovy, aš drąsiai, žinai, galėdavau pasakyti, jūs visi durniai ir nemokat gyventi, žinai. Tai va, ta mano puikybė, jinai bujojo, nežinau, sunku tai apibūdinti, bet va, kaip sekėsi tvarkytis, tai pati geriausia mokykla tai yra tarnavimas. Kada pradedi tarnauti, kada pradedi tarnauti, kitaip sakant, tiems, kurie tau nepatinka. Čia vat yra, kurių sprendimai tau nepatinka, kurių iš tikrųjų ir tu turi paklusti, nes tu esi tarnas. O čia vat yra pats didžiausias toks savęs laužimas, iš tikrųjų tos puikybės ir egoizmo laužimas. Ten, žinai, konkrečiai kaip su tuo tvarkytis. Aš net kažkaip
dabar staigiai net nėra tokių būdų, kad ten paimti ir kažkaip ten tvarkytis. Ne, tai yra visa visuma. Tai yra visa visuma, žinai. Su puikybė ir egoizmu labai kiekvienas žingsnis turi savo niuansų. Tas pats, žinai, jau tvarkymasis yra, kada išrašai 4 žingsnį. Čia jau pamatai, koks iš tikrųjų esi. Bet kada padarai 5 žingsnį, tada tu jau, man atsimenu, kad globėjas labai paprastai paklausė. Po 5 žingsnio, žinai, ir jisai sako, ar norėtum, kad su tokiu kaip tu gyventų tavo dukra? Aš iš tikrųjų net nusipurčiau. Svoločius, iš tikrųjų. Toks niekšelis, toks suskis. Ir tada tu save pamatai iš šono, tu išeini iš savęs, ar ne? Ir nenori, ta puikybė, tas egoizmas, jisai tiesiog susitraukia, jisai išsigąsta to, ką pamato. Vėl 6-7 žingsnė, ne? Būdo trūkumai, tai viskas iš egoizmo, viskas iš mano puikybės, viskas iš mano norėjimo, iš mano hatielkų. Ir kada aš nuolankiai sakau, Dieve, pašalink visą tai, ko ne man nereikia, bet ko tau nereikia manyje. Ir kada tu tai nuolankiai darai, kada leidi šitai daryti, vyksta stebuklai. Paskui vėl, žinai, 8, 9, kada eini į pasaulį ir žalas atitaisinėjai. Tai irgi labai gerai veikia ego ir labai gerai veikia puikybė. Tai yra fantastinis dalykas, kaip žinai, čia iš tikrųjų esmė yra ne tai, kad tu ten kažką atitaisai, jau ką sugadinai, tą sugadinai, žinai, tai yra daug kas nepataisoma, bet mano ego ir puikybė, jinai sumenksta. O šiaip egoizmas, daug kas tą egoizmą piešia labai juodom spalvom, bet aš esu linkęs dar kitą kartą ir pasidalinti kitais dalykais, kad be ego nėra ir žmogaus iš tiesų. Tik tiek, kad pas mane jisai buvo per daug užaugęs, per daug išsibujojęs. Bet be ego juk nieko blogo nėra tame, kad aš noriu būti gražesnis, pirmesnis, ten puikesnis, koks nors esnis. Bet kada aš tai darau, lipdamas per kitų galvas, kada man nerūpi kitų nuomonė, kada man nieks kada aš tik tais dėl to ir gyvenu, tada jau yra nesveika. Ir man, ir kitiem. Bet čia pats ego jisai, nėra toks blogas. Ir kaip ten bebūtų, žinot, ego, netgi kada toks dalykas vyksta, ačiū Jums, kad pakvietėt pasidalinti, žinai, tai savotiškai patenkina mano ego. Bet nieko blogo neatsitinka, atsitinka turbūt geri dalykai. Ir daug tokių dalykų, kada tarnauju, kada kažkas ačiū pasako, tai irgi mano ego pašoka į patį viršų. Bet tai yra gera emocija, tai yra fainas dalykas. Tai tiesiog pamastymai. Ačiū labai už klausimą. Dėkui, Sauliau. Dabar dar Jurgita rašo, ar darėte žmonai 9 žingsnį, jei taip, tai gal galite pasidalinti. Dariau 9 su žmona, aišku, dariau. Iš tiesų tai nemanau, kad ten po to 9 žingsnio su žmona palengvėjo jai ir man. Nes nežinau, gal jisai, kaip pasakyti, nebuvo jinai pasiruošusi dar tam. Ir gal nelabai suprato, ką aš noriu daryti. Nes čia ir yra tas dalykas, kad dažnai 9 iš 10 atveju vyksta nenumatytų dalykų. Kaip rašo mūsų knygoje, bet paskui aš dar kartą esu daręs, esu kalbėjęs apie tai, kad esu žalų pridaręs ir kaip aš galėčiau jas atitaisyti. Savotiškai buvo tam tokių niuansų, netgi žmona buvo pradėjęs manipuliuoti.
Tai čia irgi reikia atskirti tos dalykus. Nelabai tas 9 man pavyko. Iš tikrųjų, nuoširdžiai sakau. Ir dabar dar vienas klausimas, matau, ir kaip dažnai pavyksta save pagauti prieš bandant manipuliuoti kitais. Žinot, nei aš gaudau savęs, nei aš ką. Tiesiog ras, taip, kažkokiam moment ir randi, pamatai, kad jau aš manipuliuoju, jau aš važiuoju, jau aš kažkaip tais bandau savo linkme patempti, žinai, tam tikrus dalykus. Ir iš tikrųjų, kaip ten bebūtų, žinai, tai, kad aš manipuliantas, man dar yra iš kitos pusės pliusas. Aš labai greitai pagaunu, kada manimi bando manipuliuoti. Ir tai iš tikrųjų man yra naudinga. Nepasiduodu įtakai, o tai yra gerai. Bet kad ir pats kartais pasinaudoju. Tiesiog šiandieną ir daug metų jau nesinaudoju savanaudiškai tuo. O ta manipuliacija, jinai taip, tiesiog, kada, žinai, vaikai mažesni buvo, manipuliuoju su vaikais, kaip kitaip su vaikais gali susitvarkyti. Žinai, bet tai nėra kažkas pikto, nėra kažkas savanaudiško, tai tiesiog dėl tam tikrų dalykų, kad valgytų, kad, žinai, ten prie kompo ilgai nesėdėtų, kad ten dar ką nors, tokie paprasti dalykai, ne. Bet tai irgi yra manipuliacija, tiesiog aš šiandien puikiai suprantu, žinai. Manipuliacija vėl, žinai, visi piešia labai juodom spalvom, bet iš tikrųjų taip nėra. Iš tikrųjų taip nėra. Mokėjimas ir pajautimas ypatingai labai dažnai gelbėja mane patį manipuliantų. Ir paprastas dalykas, žinot, kodėl veikia globa pas anoniminius alkoholikus ir kitose struktūrose. Todėl, kad tokį sutikęs viens kito neapgaus. Vat ir viskas. Nes jeigu aš pradėsiu trinti makaronų savo globėjui, jisai galbūt iš mandagumo ir palinksės galvą, paniuniuos. Bet aš netgi pats pajusiu, kad jisai jau manim nebetiki. Ir tiesiog mes tokiu atveju sakom vien kitam visišką tiesą. Ir nelieka tų manipuliacijų. Ir tu pradedi suprasti, kad ir be to galima gyventi. Tai vat, toks mano atsakymas. Ačiū labai. Dėkui, Jurgitai. Gal dar kas norėtų klausti? Haroldas alkoholikas. Sveika, Haroldas. Norėjau pasteiraut, kaip suprantu, vis tiek čia kalbėjo apie tokius savivertės klausimus, galima sakyti, suprast, kur čia gerai, kur čia blogai, kaip ten tau su ta savivertė buvo, kaip ten vyko, kaip dabar. Oi, savivertė, bet tai kažkaip, šitoj vietoje aš savo per daug klausimų apie tai nesu uždavinėjęs ir nesu ten gilinęsis. Bet aišku, per gyvenimą tenka ten apie tai pagalvoti ir taip toliau. Aš tiesiog supratau, kad ypatingai geriančio alkoholiko savivertė, jinai šokinėjo taip aukštyn žemyn, žinai. Tai aš visatos karalius, tai aš ten, žinai, žemiau žolę. Ir visą laiką, taip, žinai. Bet kada eini dvasiniu keliu, tiesiog, aš žinau tiesą, ne visada, aišku, bet, tam tikrose dalykuose aš žinau, aš turiu žinojimą, aš turiu supratimą. Aš nesu linkęs kažkam kažką įrodinėti. Bet būtent, žinai, kaip ir mūsų tie kertiniai žodžiai, aš galiu padėti tik tam, kuris nori ir tam, kuriam reikia. 2 dalykai, žinai. Ir va ten dėl savo pačio tos savivertės, aš tiesiog nesigilinu, aš tiesiog gyvenu gyvenimą. Ir aš manau, jeigu aš per daug nepergyvenu, ką apie mane pagalvos,
Tai turbūt mano savivertė yra normai, sakykim taip. Nėra taip, kad aš visiškai negalvočiau. Bet tai tikrai nėra taip, kaip buvo, kada aš gėriau, žinai, kada aš slėpiausi, kada aš tikėjausi, kad niekas nežino, kad aš geriu. Nu, tų iliuzijų tiesiog šiandien nebėra. Ir aš aplamai galbūt iš tos mažos savivertės, vat irgi, žinai, ir aš mėgstu šokiruoti pasaulį, žinai. Mėgstu kitoks būti, man patinka tai. Tai irgi savotiškai ego patenkina, žinai. Bet aš nežinau, ar tai iš mažos savivertės, ar dar kažko tai, žinai. Ir aplamai aš iš savo natūros, netgi kai vaikas buvau, aš nebuvau tas uždaras, žinai, neleiskim, kaip, nu, daug žmonių sutinku, ne, tarp mūsų vat, brolių sesių, kuriem buvo sunku tenais merginą užkalbinti, ten kažką daryti, ne, neišgėrus kažkokį tais, nu, man iš tikrųjų ir negėrusiam viskas neblogai ėjosi, bet kai išgerdavau, tai iš viso tada vadžius pasileidau. Tai vat aš dėl to ir gėriau. Ir aš atsimenu, pats save bandydavau, žinai, blaivas, ten, kaip tik, žinai, sako, neik į barus, ne, ten yra tos rekomendacijos iš medikų. Ne anonimo, aišku, iš karto pabrėžiu. Iš medikų yra tos rekomendacijos, žinai, ten nei kur pilstoma, nei kur geriama, nesimest ten lelelelę visą tai. Aš atsimenu, aš specialiai eidavau į barus ir dainuodavau karaoke blaivą. Nu, tai, žinai, aš nežinau, ar čia savivertis reikalas ar dar kas nors, bet man patikdavo tai. Man patikdavo adrenalinas, aš po šiai dienai esu adrenalino fanatikas. Man patinka sportas, man patinka adrenalinas, man patinka kažkaip kitaip vesti gyvenimą negu įprasti žmonės, žinai. Man ta ramybė, nu, niekada nebuvo fainas gyvenimas. Tokia visiška ramybė, štilis. Tai kartais faina yra pabūti ramybė. Dėkui labai Haroldai, dar turim 3 minutės klausimų. Smagu, bet man patinka, įtariu nutrūkęs buvau. Ar girdisi dabar? Girdisi, taip. Na, tai va, tai sakau, tiek apie tą savivertę. Turbūt. Nežinau, gal dar kokį klausimą. Jo, aš sakau, 3 minutės liko dar klausimą. Ilona alkoholikė. Ačiū Sauliau už pasidalinimą, labai užkabino. Paminėjai, kad globėjas yra sausa, ar su tokiu, koks tu buvai, norėtum, kad tavo dukra gyventų. O kaip dabar va tavo požiūris, su tokiu, koks tu dabar? Ar lengva su tavim gyventi ir ar norėtum, kad tavo artimas žmogus gyventų su tokiu, kaip tu dabar? Ačiū. Ačiū labai už klausimą, fainiai. Aš kažkaip, nu, šiandieną aš savo visai patinku, kaip pasakysiu. Ego jisai, nu, patenkintas yra šiandieną savim. O, čia gal žmonos reikėtų paklausti. Aš nemanau, kad su manim yra lengva, aš esu gana sunkus žmogus vis tiek. Nu. Bet, nu, šiandien aš turiu daugybę draugų, šiandien aš turiu daugybę veiklų. Ir, nu, aš matau, ir aš žmonės myliu, ir mane žmonės myli. Tai yra, nu, tai yra fantastika. Iš tikrųjų, vakar buvo mano gimtadienis, nu, tai, aš žinot, Facebook'e buvau užsimutinęs, kad nieks nematytų, žinai, kada ten mano ta diena, nu, tai išvengdavau tų daug sveikinimų. Kažkaip paskui atėjo tas momentas, žinai, tegul būna atviras. Tai tiek sveikinimų, aš nežinau, bet vis tiek norisi kiekvienam asmeniškai atsakyti. Aš vakar jau kaip atsilaisvinau, visą vakarą sėdėjau ir atrašinėjau žmonėm, nes man patinka tas toks ryšys, žinai, su kiekvienu. Ir aš supratau, kiek aš turiu daug bičiulių, kiek aš turiu daug draugų, kurie galbūt, žinai, ten kitą kartą ir metus nesimatai ir viską, bet kiekvieną kartą susitikus ar kam nors
kas nors ten, žinai, būna irgi kažkas ten atsitinka, tau ten parašai kažkokią bėdelę ar kas nors. Vau, iš karto, kiek atsiliepia žmonių, reiškia kažkaip esu matęs. Kažkuom esu patrauklus. Toj pačioj bažnyčioje, žinai, esu tarnautojas, irgi su kunigai, kad aš bendrausiu su kunigai, su vienuoliais ten, žinai, tai tokių minčių net nebuvo gyvenime. Dabar visi atsimena, visi prisimena, visiems reikalingas, nu tai yra faina, tai irgi toks ego pasitenkinimas, ne, bet tai yra geras, aš vadinu. Tai yra fantastika. Tai yra gyvenimas, o toks ir turi būti gyvenimas, žinai, toks pilnas. Aišku, galbūt ne visiems, kitiem yra to per daug, kitas žmogus gal jisai sakytų, eik, man geriau, aš grįžtu namo, žiūriu teliką ir man ramu. Kartais ir man būna tokių dienų, kad aš nieko nenoriu. Bet, šiandieną, kaip čia pasakyti, pasikeitė charakteris. Dievas pakeitė. Dievas pašalino tas būdo ydas, kurios buvo nereikalingos man. Nes seniau iš tikrųjų tai būdavo, žmonės bėgdavo nuo manęs. Viskas apsivertė aukštyn kojom. Tai vat, ačiū labai už klausimą, Ilona, ir tikiuosi atsakiau. Ačiū tau. O, matau, mūsų laikas jau baigėsi, tai greitai čia pasibaigė. Labai dėkojame kalbėtojui, dėkojame dalyvavusiems, uždavusiems klausimus, taip pat YouTube kanalo klausytojams. Džiugu, kad mus randate, tai prenumeruokit mūsų kanalą ir išgirskite daugiau apie sveikimą ir patirtis. Šiandien su jumis atsisveikiname, iki kito sekmadienio.